Garbėjai Kristui, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus II mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūno, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime testinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Labas, Valentinai. Labas, Neda. Tai šiandien tema tokia visai praktiška, ne? Tikėkime, kad taip išeis. Tai šiek tiek pakalbėsime apie tai, kaip kovoti su geidulingumu ir kitais lytiškumo sunkumais, ką daryti su turimu lytiniu potraukiu. Jau kalbėjom apie erosą, turėjom visą seriją apie tai, kaip turim savo viduje troškimą dangiškų dalykų, galiausiai paties Dievo. Tai dabar vėl grįžtam šiek tiek prie žemės ir bandom išsiaiškinti tai, ką daryti su mūsų lytiniu potraukiu. Taip, geras klausimas, nes dėja bažnyčioje, manau, iki šiol galima sutikti tokį atsakymą į klausimą, ką daryti su lytiniu potraukiu. Tai nieko. Susilaikykit, nenusidėkit, bet labai lengva pasakyti, ką čia reiškia. Tai yra ne ką tai reiškia, o kaip tai įvykdyti, ne? Nes vis tiek yra tas noras ir tai yra galinga jėga viduj mūsų. Ne veltui galinga, nes turi mus skatinti mylėti. Tai kaipgi vis dėlto išlikti meilėje, o ne išnaudojime ir išlikti skaisčiai, o ne švankiai. Pirma, apie ką norėčiau pakalbėti, kas mums biški padės nusistatyti teisingai ir suprasti. Tai toks psichologijoje vadinamas terminas sublimacija. Tai reiškia kažkokių vidinių impulsų, transformacija ir nukreipimas. Ir dažniausiai sublimacija naudoja, kalbant apie tokius impulsus, kurie atsiranda tokiose situacijose, kur juos realizuoti būtų nepriimtina. Ir tada kaip juos transformuoti arba nukreipti. Tai realiai tai galima nukreipti į kūrybiškumą. Vienas iš tokių variantų. Ir to tampame panašesnį į Dievą, ne? Irgi kažkiek yra sąryšio su erosu. Tai kokie jaunuoliai, pavyzdžiui, iš romanų ten tiesiog imdavo, rašydavo eiles, ar ten romansus ir tada eidavo dainuoti po langais, ne? Tai į kūrybinį procesą išlieja tą įsimylėjimo jausmą, o kartais, manau, net ir lytinio potraukio jausmą. Jeigu kalbame apie kažkokį pyktį arba agresiją, tai žmogus gali nueiti kokią bokso kriaušę padaužyti ir taip išsilieti, arba pabėgioti, spaudimus pasidaryti ir panašiai. Bet jeigu kalbame apie lytinį potraukį, tai jo galima ten bėgioti, sportu užsiminėti, net ir kriaušę padaužyti. Bet yra būdas, kaip elgtis taip, kad tai padėtų mums labiau suvokti kūno teologiją ir ne tik transformuoti patį impulsą, bet ir mums patiems transformuotis ir sumažinti ateityje šitų pagundų gal kiekį. Manau, net ir taip. Jeigu pažiūrėsime patį žodį sublimacija, tai čia nėra terminas vien psichologijos, jisai yra ir fizikoje. Ir jisai aprašo tokį procesą, kai kažkokia medžiaga pereina iš kietosios būsenos į dujinę, be tarpinės, tai yra be skystos būsenos, ne?
Tai reiškia, kai kietas daiktas garuoja tiesiog. Ir tai yra labai naudingas mums vaizdinys, nes mes tą impulsą turime paversti tokiu garu, arba net, jeigu naudosim bažnytinį simbolizmą ir bažnytinę kalbą, padaryti iš jo tokį kylantį kaip smilkalą. Ir kad tai neužliktų mumise ir nevirstų kažkuo nuodėmingu, bet pakelti tai į Dievą. Dievui paaukoti, kaip smilkalai yra aukojami Dievui, ir kad Jisai su tuo dirbtų. Kad Jisai padėtų mums susitvarkyti su tuo. Ir tokiu būdu gauname vieną iš tikriausiai veiksmingiausių būdų, kuris vadinamas potraukio perkeitimo malda. Jeigu kalbėsim apie maldą šventajame rašte, tai yra vienas atvejis, tai nėra susijęs su lytiniu potraukiu, bet yra susijęs su stipria emocija, kuri yra, sakykime, net pavojinga. Aš kalbu apie Kristų, kuriam prasidėjo jo kančia, tai reiškia, jis yra Getsemanės sode ir jis turi abejonių, turi baimės. Ir jo veiksmas koks yra, jis iš karto eina melstis. Ir Dievui pasako viską, tiesiai šviesiai, aš nenoriu, bet tavo valia tebūnie. Ir Dievas jį sustiprina, nes po to rašte skaitome, kad angelas atėjo jį paguosti, sustiprinti. Ir Dievas sustiprins. Dėl to nereikia slopinti šito lytinio potraukio, kažkaip jį neigti, atmesti, apie stoicizmo pavojų jau kalbėjome, taip pat nereikia pataikauti jam, ir ar tai masturbacijos nuodėmė kristi, ar tai nešvankaus kokio žvilgsnio, ar svetimavimo, šito visko nereikia, norime išlikti doriais, norime išlikti šventume, toliau juo siekti. Čia mums vėl labai padeda šventasis Augustinas, kuris sako, kad malda tai yra troškimo išreiškimas. Kaip kalbėjom, kad mūsų visi troškimai, jeigu gan giliai pasikapstysim, atves mus pas Dievą. Ir kai mes prieš Dievą esam su savo troškimais, juos atveriam Dievui, leidžiam jam įeiti į juos, ir kai atvirai kalbam su Dievu apie tai, tai mums leidžia tuos troškimus teisingą kryptimi nukreipti ir su jais, sakykime, susitvarkyti, nes ne jie turi mus valdyti, o mes juos, nes esam laisvi. Tai turime maldoje, taip sakykime, naudojant kūno teologijos simbolizmą, apsinuoginti. Ateiti pas Dievą be kaukių, tokie kokie esame, kaip tą padarė ir Jėzus. Ir pasikalbėti su Dievu apie savo lytinius troškimus. Ne tik tai apie lytinius, bet ir apskritai apie troškimus. Ir nebūtina tai daryti vien pagundos metu. Nes čia būtų toks bėgimas pas Dievą tik tada, kai man to reikia. Mama su tavim bendrauti nenori, bet pinigėlį iš tavęs paims. Bet atverti jam ir apskritai, net kai yra ramesnis laikas, savo lytinius troškimus ir įleisti jį ten taip pat. Tada jisai galės veikti. Ir labai toks geras yra pavyzdys vieno misionieriaus Ukrainoje, kuris yra, Kristų myli be galo. Yra įsimylėjęs Dievą ir visai toks emocionalus. Ir vieną dieną jam labai baisiai viskas nesigaudavo. Ten kažkur kažkas trukdo, ten kažkas nesigauna, ten bėdos, ten problemos. Ir jis atvažiuoja atgal į tą centrą mūsų misionierių ir eina tiesiai į koplyčią.
įeina į koplyčią, ten kiti sėdi, meldžiasi savo ramiai, tyliai, prie išstatytos sakramento, visi krenta ant kelių, rankas į dangų ir žiūrint į viešpatį, rėkia. Ką tu darai? Ir tiesiog pradėjo aiškinti su Dievu. Jam viską išsakė. Jis aiškus ten neįžeisdavo Dievo, ne? Jisai tiesiog pasakė apie viską, kuo jisai yra nusivylęs, kas jį erzina, kas jam blogai. Žmonės matydami, kad čia labai rimtas pokalbis, po biškį pradėjo trauktis, nes nenorėjo nei trukdyti, nei ką. Plus jų malda jau nelabai ten išeitų, kai toks žmogus atėjo aiškintis su Dievu. Ir sako, aš iš koplyčios išėjau, mano problemos neišsisprendė, bet mano nusiteikimas joms pasikeitė, mano nuotaika pasikeitė. Tai čia yra didysis liudijimas, kad veikia maldas. Kad tai yra gerai, svarbu prisiminti mūsų tikslą. Kad Dievas yra mūsų tikslas ir mūsų tikslas yra meilė. O reiškia, jeigu lytinis tas potraukis negali būti realizuotas kaip meilė, tai jo realizuoti ir nereikia. Turiu omeny kūnišką prasme, ne? Reikia jį paaukoti Dievui, nukreipti į Dievą, ne? Ir ta potraukio perkeitimo malda, turim pripažinti, kad yra pagunda ir tiesiog kreiptis pas Dievą. Dieve, turiu sunkumą, va dabar mane gundo. Noriu tą ir tą padaryti. Ir galit net labai taip tiesiai šviesiai pasakyti. Koks troškimas ateina, ką būtent padaryti, ne? Gal ten ne per daug detalizuoti, bet... Ai, nuoširdžios maldos man tai pačios gražiausias. Jo, nuoširdžios, bet jau ten nenueiti iki, nežinau, ten aprašymų kaip kokiam, nežinau, 50 atspalvių pilkos spalvos, ne iki tokio. Kad va turiu pagundą pasinaudoti kitų žmogumi arba net tiesiog savo kūną suobjektifikuoti ir padaryti iš jo įrankį, tipo duok man to malonumo, ne, kai net kito žmogaus nereikia. Turime išsakyti Dievui norą, kad nors ir norą atsispirti, nors aš ir turiu šitą pagundą Dieve, aš noriu išlikti tau ištikimas. Aš nenoriu pataikauti savo pagundom, aš noriu būti virš jų. Tai yra pats jas valdyti. Nes žinau, kad tai būtų neteisinga, kad tai būtų nemeilė, tai būtų išnaudojimas. Ir kad aš pats ir tas žmogus esam pašaukti meiliai, o ne tam, kad išnaudotume viens kitą ar būtume išnaudoti. Tu ne tam mane Dieve sukūrei, ne toks tavo planas ir aš žinau, kad tavo planas visada yra geresnis ir jis yra nuostabus ir aš noriu pagal jį gyventi ir išgyventi savo lytiškumą, savo santykius su kitais žmonėmis, ypač su kita lytimi. Dėkuoju tau Viešpatie, kad turiu lytinį potraukį, ne? Nes labai gali greitai atsirasti pagunda tą lytinį potraukį kaltinti, matyti jame bėdą ir neigti jį, atmesti, slopinti. Tai turime dėkoti Viešpačiui už lytinį potraukį, kad sukūrė mus lytiškais, kad tai yra jo meilės ženklas. Apie visą turtą lytinio potraukio galit prisiminti iš to, ką jau klausėtės. Šlovinkit Viešpatį už tai, kad mes esam lytiški, kad mumise yra ta jėga, kuri mus traukia mylėti kitą, kaip Kristus myli bažnyčią, ne, arba mylėti kaip bažnyčia myli Kristų, jeigu tai yra moteris, ne? Tai kad tas troškimas yra persuktas, nėra Dievo kaltė. Bet vėlgi Dievas duoda jėgų atkurti tą troškimą ir grąžinti jo pirmykštį tyrumą. Tai šlovinkim Viešpatį, dėkokim jį už savo kūną ir jo santuokinę prasmę, už kito žmogaus kūną, jo santuokinę prasmę, už jo grožį. Laiminti labai padeda.
laiminkit tą žmogų. Vietoj to, kad išnaudoti, laiminkit. Toliau prašome Kristaus prikalti prie kryžiaus ir nukryžiuoti tą nuodėmę, ne? Kad jie ant kryžiaus, ten, kur Viešpats su savim pasiėmė visas mūsų nuodėmes. Kad nebūtų tų visų neskaiščių norų. Tai yra, ne nuodėmę prašom prikalti, bet tą geidulingumą, tą pagundą, nes dar nenusidėjom. Kad jis padėtų mums patirti lytinį potraukį taip, kaip buvo sugalvojęs Dievas tėvas, ne? Apskritai, kaip Dievas buvo sugalvojęs, ne? Nes kuriame visi 3 asmenys dalyvavo. Kad padėtų suprasti tikrą vertę šito lytinio potraukio. Čia yra aiškus pavyzdys, geriausiai, kad jūs melstumėtės savo žodžiais, nes tada išeina nuoširdžiau ir aktualiau, taip sakykime, arčiau jūsų situacijos. Bet svarbu pripažinti, pasakyti, kas dedasi, pasakyti savo tikrus troškimus, nes pagundos tai nėra jūsų tapatybės dalis. Tai, kad jums ateina tam tikros mintis, tai nereiškia, kad čia jūs esate. Vieną gerą posakį girdėjau, kad mes esame mūsų antroji mintis. Pirmoji mintis, kuri šauna į galvą, čia yra tikriausiai toji mintis, kuri yra tokia pagundos mintis ir kuri gal susijusi yra su mūsų nuodėminga praeitimi, bet mūsų antroji mintis, kuri jau kovoja su ta pirma mintimi ir sako, ne, aš iš tikrųjų nenoriu to. Tai yra jūs. Tai dėl to nesupaininkit nuodėmės, geidulingumo ir sarksą, ne, to kūniškumo su savimi tikruoju. Tai va, išsakykit, ko iš tikro norite, tada pripažinkite, kad kūno grožis, kūniškumas, lytiškumas yra gerai, dėkokit Viešpačiui, šlovinkit jį, kitą žmogų laiminkit ir tai turėtų padėti. Man padeda, pavyzdžiui, kai aš noriu ten žmogų kažkaip ar pagal jo išvaizdą nurašyti ar dar kažką, žodžiu nuvertinti jį, sumenkinti, man padeda galvoje iškart savo pasakyti begalinis orumas. Ir aš tą prisimenu, kad žmogus yra šitas, į kurį aš žiūriu, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir jis yra begalinio orumo per tai. Ir šitas man padeda nepasiduoti, grąžina mane į pagarbų žvilgsnį į žmogų ir apsaugo būtent nuo tos nuodėmės sumenkinimo žmogaus. Aš dar puikus gelbėjimas ratas yra mergelė Marija ir prašymas jos užtarimo. Ar tokia sveika Marija? Labai, labai stipriai sveiki. Taip, skaisčiausiai mergelė. Bažnyčios patirties ilgiausios. Įrodyta, kad pamaldumas į Mariją yra tas galingas ginklas prieš geidulingumą, neskaistumą. Ar tai rožinio malda, ar tai strėlinė sveika Marija, ar dar kažkas. Tiesiog kreipimasis mama padėk, nes yra bažnyčios motina. Tikrai čia pritariu. Dar gali padėti tokia praktika, kurią šiais laikais vis labiau pamirštame ir apleidžiame, tai yra pasninkas. Kažkur girdėjau, kad sakė, jog pasninkas ar malda tai yra 2 sparnai, kuriais galime kilti dvasinėme gyvenime, liktų aukštumų, kurios mus taip traukia. Ir jeigu įsivaizduosim, kad mes meldžiamės, bet nepasninkaujam, tai su vienu sparnu, kuris yra normalus, o vienas toks, vieną kartą ten prieš kūčias, vieną kartą per didįjį penktadienį ten ir viskas, tai netoli nuskrisim. Ypač tame vidinėme tobulėjime. Ir jeigu mes negalim kažkokiu net menkiausio dalyko atsisakyti, ten ar kavutės, ar nežinau, YouTube'o, socialinių medijų vienai dienai,
ar net kažkokiu ten užkandžiu, maisto apskritai kažkiek atsisakyti, jeigu negalim vienai dienai, jeigu tam negalim pasakyti ne, tai kaip mes lytiniam potraukiui pasakysim ne. Kaip mes pasakysim, ne lytiniam potraukiui turiu omeny, bet pagundai pasinaudoti kitų žmogumi. Čia Kristoferis Vestas tokį palyginimą panaudoja, kad jeigu aš vienam čipsiukui negaliu nepasakyti, kaip aš pasakysiu ne norui neskaičiai žiūrėti į kitą moterį. Labai paprasta. Pasninkę mes savo valią ugdome, treniruojame ir įrodome, kad ne tie troškimai yra svarbiausi, bet Dievas. Ir kad jie turi savo vietą ir ta vieta yra po mumis, o ne virš mūsų. Apie pasninką ir apsirėjimą dar turėsim vieną laidą, tai pakalbėsim plačiau. Dabar svarbu suvokti, kad pasninkaujant bandome neužkimšti tos vidinės skylės širdyje, žemiškais dalykais, bet leisti Dievui ją užpildyti. Ką darome, kai kovojame su geidulingais kažkokiais norais, ne? Neužkimšti to, kas yra labai lengvai prieinama, bet atverti Dievui, kad jisai tas galutinis tikslas įžengtų ir parodytų savo gerumą ir galybę, kad jisai gali pasotinti mus ir patenkinti. Su laiku žmogus po truputį išmoksta nepasiduoti savo aistroms, tai galingai jėgai, bet valdyti ją. Ir tai yra tiesa, pats savo pavyzdį. Įsitikinau, kad tai yra tas dalykas, kuris vystosi ir tikrai pergalių su laiku bus vis daugiau ir daugiau. Aišku, gali būti ir pralaimėjimų, tačiau Dievas mūsų yra gailestingas. Ir vienoj giesmėje yra giedama, kad kas čia yra per meilę, kuri laukia, kaip atleisti. Dievas tik tas beprotis jaunikis, ne, kuris yra tiek įsimylėjęs, jis vis ieško, kaip man tave čia atleisti. Tau atleisti. Kaip man, taip, kaip man čia tau atleisti. Tik tai ateik ir paprašyk atleidimo, ne. Viskas. Bet pergalės tikrai bus ir jų daugės. Kalbant apie praktinius patarimus, tai tokie yra 3 etapai gal. Kai esam pagundoje, pavyzdžiui, matant kitos lyties atstovą, kuris mums yra patrauklus, minėjome, kad turime 3 variantus. Vienas yra pasiduoti pagundai ir spoksuoti. Kitas yra neigti visą tai, kažkaip slėpti žvilgsnį ir sakyti, man to nereikia, tai yra nesąmonė. Kūnas yra nieks ir panašiai, stoicizmas tas. Ir trečias yra atsiverti Dievui. Tai kaip pradėti atsiverti Dievui ir kaip keisti tą matymą. Pirmas etapas bus žvilgsnio slėpimas, taip, dėja, nes mes esam silpni ir kol dar nėra to tokio glaudaus bendradarbiavimo su šventąja dvasia, kol nėra pamaldumo ir jautrumo šventiems dalykams, kol žmogus dar nėra patyręs tame, ne, kaip į kitą žiūrėti pagarbiai, ne. Tol reiktų slėpti žvilgsnį. Antras etapas būtų bandyti jau tą žvilgsnį ne tiek slėpti, bet pradžioj pažiūrėti, o kas vyksta many viduj. Gal jau kažkas pasikeitė, gal man jau netaip sunku atlaikyti tai pagundai pasinaudoti žmogumi. Aišku, jeigu ten yra kažkoks, nežinau, labai akivaizdus nesantūrumas, taip sakykime, nekuklumas iš kito žmogaus, ne, kur ten yra rūbų beveik nėra, dar kažkas, arba koks pornografijos filmukas, ne,
nereikia jungti savo pornografijos, galvojant, kad aš dabar čia kūno teologijos grožį patirsiu, nes jau išmokau, kad kūnas yra geras ir žiūrėdamas pornografiją tikrai neturėsiu jokių pagundų. Čia yra pasakymas Dievui, kad, žiūrėk, aš pats stipresnis už nuodėmę ir man čia, žinai, pats galiu susitvarkyti, man tavo malonės nereikia. Žmogus, aišku, negalvoja, kad jis atsisako malonės, bet sąmoningai eidamas į tas nuodėmiai artimas situacijas, kur lengviau nusidėti, jisai atstumia Dievo malonę. Jisai jos atsisako. Dėl to jinai ir neveikia ir dėl to žmogui yra lengviau nusidėti. Tai aš kalbu apie meną kažkokį, kur intencija yra tikrai parodyti grožį, tai yra adekvatus menas, kuris yra geras, teisingas ir gražus. Tai jeigu ten yra, pavyzdžiui, nuogas kūnas, tai antrasis etapas būtų bandyti tą meną suprasti, bandyti su juo bendrauti ir jame įžvelgti Dievą. Jeigu tai yra žmonės, jeigu jie nėra ten visiškai nuogi ar dar kažkas aplinkiniai, tai juos žiūrėti ir žiūrėti į vidinės reakcijas. Jeigu atsiras jausmas, kad reikia slėpti žvilgsnį, okei. Jeigu jau yra kažkokie progresai, tai žmogus jau matys kažką daugiau tame kūne. Neprisimenu, ar minėjau apie pieno liaukas ir kaip jos gamina pieną. Jau minėjau podcast'e, ne? Taip buvo. Tai man čia yra toks irgi dalykas, kuris, manau, vyrams turėtų visai padėti, nes nuasmeninti moters ir nepadaryti iš krūtų tavo geidulingumo objektų, kur matosi, kad tai yra tas organas, kuris kraują paverčia pienu ir maitina vaiką, kas man belia kaip primena Kristų ir Eucharistiją. Kai žmogus jau antrame etape pradeda vis daugiau ir lengviau matyti grožio kūno ir jo gėrio ir jo teologijos, o tai yra, kad per tai, kas fiziškai mato, tai kas dvasiškai yra, kas yra daugiau, ir tai reiškia, kad jis jau sakramentalumą kūno mato. Jis jau po truputį pereina į trečią etapą, kur jau yra arčiau pirmo pradžio tyrumo, kaip rašo paskutinė eilutė antrame skyriuje pradžios knygos, kad jie buvo nuogi ir nesigėdėjo. Tas žvilgsnis yra įmanomas, aišku, jis nėra 100% atveju. Tikriausiai taip ir neįmanoma, nes nesam danguje ar ten rojuje, kur nėra nuodėmės sužalotos prigimties, bet jis yra pasiekiamas dalinai, ne? Kaip ir mes esam dalinai Dievo karalystėje. Jėzus skelbia, kad artėja Dievo karalystė. Ir trečias etapas būtų jau to žvilgsnio tokia kaip ir laisvė. Yra nuotrauka iš Jono Pauliaus II apsilankymo Afrikoje. Neprisimenu, ar šitą kalbėjau. Ne, man atrodo. Jis laikė mišias Afrikoje ir ten aplinkui buvo moteris, kurios yra apsirengusios pagal jų kultūrą. O tai reiškia, kad jų krūtis neuždengtos. Tai yra visiškai nuoga krūtinė. Jis iš tokios kultūros, kur tai nėra labai normalu, ne? Tai reiškia, kad nepasitaiko taip. Ir toje nuotraukoje jisai žiūri tiesiai į tas moteris, tikriausiai krūtis. Bet jo žvilgsnė matosi, kad nieko neskaistaus nėra. Kad jisai mato moters kūno grožį ir būtent per tai, kad jis tame mato kūrėją ir jo planą tam kūnui. Ir mato toje moteryje motinystės potencialą, kuris yra be galo gražus. Tai toks būtų trečias etapas. Aišku, yra sunku ir tas išėjimas iš pirmo etapo į antrą, kur jau nėra vien šito žvilgsnio slėpimas, bet ir bandymas jau pradėti grožėtis, pradėti garbinti kūną teisingai, ne kaip stabą, bet kaip Dievo ikoną,
čia gali būti panašu į išėjimą Petro iš valties, kai jisai pradeda eiti vandenimi. Bet Petras, pastebėkim, pats pasako Kristui: įsakyk man ir aš eisiu. Petras biški yra toks beprotis ir drąsuolis. Nu kam šautų į galvą dabar vaikščioti kaip Kristus? O jis nori. Jis turi tokį troškimą. Jį varo tas erosas. Jisai nori antgamtinių dalykų. Jisai nori tą daryti. Ir kol jisai laikė žvilgsnį ties Kristaus, jisai tą darė. Jisai buvo tas, kuris galėjo pasakyti fizikos dėsniams: aš su Dievu. Bet kai tik pradėjo žiūrėti į audras, į ten vėjas kaip pučia, į jūrą, viskas, pasibaigė jo supergalios, nes jisai jau ne su Dievu buvo. Tas pat ir čia, kai tas eina etapas pereinamasis iš pirmo į antrą, tai yra ne etapas, bet perėjimas iš pirmo į antrą etapą, kai tik pametam žvilgsnį, reiškia, nukreipiam į kažkur, tik ne į Dievą, viskas, baigėsi mūsų supergalios. Bet geroji žinia, kad tai yra įmanoma, jeigu tai daroma su Dievu. Dėl to jums linkiu tame praktikuotis ir tobulėti ir pasiekti to trečio etapo. Aš labai buvau pats kažkada nustebintas, kai sugebėjau moterį žiūrėti taip visiškai laisvai, be baimės, kad čia dabar kažkas gali atsirasti. Nors suvokiu, kad gali atsirasti, bet aš žinau, kad aš tiesiog žvilgsnį paslėpsiu, ne? Ir tada tikrai gali grožėtis kūnu. Aiškus, reikia biškai žiūrėti, kad kiti žmonės į mane nežiūrėtų, nes pagalvos, kad aš čia iškrypėlis toks žiūriu į kitus. Bet gal tas žvilgsnis buvo panašus į Jono Pauliaus antrojo žvilgsnį, kuris man dabar primena Kristaus žvilgsnį, kai žiūrėjo į tą moterį, kuri buvo pagauta svetimaujant. Tikriausiai jinai ten ne per daugiausiai rūbų ant savęs turėjo, bet jo žvilgsnis buvo visiškai kitoks.